Nu ką, sveiki gyvi. Šiandien pasistengsiu kiek įmanoma trumpiau, bet kaip visada tikriausiai užtruksiu ilgai, nes nesugebu šnekėti trumpai. Į subscriberio užduotą klausimą atsakyti, kas yra sealeris, kas yra barcautas, kam kas kuo naudojama, kas su kuo valgoma. Pasistengsiu tokį dalyką iš karto pasakyti. Senais laikais, tai sakykime tarp 40-50 metų dažytojai, ir kai šviežiai šitos technologijos atėjo, susiformavo didelis miskoncepcija, tipo netitinkantis konceptas pagal pavadinimą. Vieni sealeriais, kiti izoliatoriais pradėjo vadyti, dabar jau šiek tiek pramoniai pradeda atskirti. Nors ir tai labai priklauso nuo gamintojų. Nedarydamas antireklamos pabandysiu paminėti porą gamintojų, kurie, kaip pavadykim, tą patį jum gruntą gali duoti su skirtingu skiedikliaus kiekiu, skirtingai kainą kilnoti ir net ganėtinai agresyviai, o pardavinėti tą patį gruntą su skirtingais pavadinimais. Dabar čia man naujas palyginus atradimas, aš pradėjau be TDS lapų dar domėtis gamintojo SDS lapais. Ir kartais, pavyzdžiui, tu gali atkasti, kad ta medžiaga yra visiškai ta pati arba labai artima su nedidelė kažkokia tiesiog skiediklio proporcija. Šiais laikais šlapias ant šlapio terminai yra DTM arba Directory to Metal, tiesiai ant metalo, unsandable, wet on wet arba šlapias ant šlapio berot sakiau, ir vadinamas sealeris ir izoliatorius. Izoliatorių šiais laikais pradėjo atskirti, kas vadinasi dažniausiai dauguma jai sąžiningų gamintojų izoliator arba isolator arba isoprimer, isoprimer, tai yra izoliacinis gruntas. Jis dažniausiai vieno komponento spirutiniu pagrindu. Bet su jo pliusais eina ir jiem priskirti minusai. Aš dar kai praktiką atlikau Lietuvoje, buvau ten technikas ar meistras, nežinau kaip pavadyti, ten buvau, neplačiai, bet tam tikrais momentais naudojamas barcautas legendinis izoliacinis gruntas ir jie taip vadydavo tinginių arba prastų ruošėjų gruntas. Pavyzdžiui, aš dabar kiek metų pas save dirbu, nei karto gyvenime jeigu papultų situacija, kad kažkaip reikėtų suktis taip, aš neatmestu, kad aš jį naudočiau ir kad tokio produkto eina įsigyti. Bet po šiai dienai aš tokio grunto nesu naudojęs ir aš jo privengiu. Realiai dirbdamas mastau, tikrinu prieš tai esančius paviršius ir visais įmanomais būdais. Ir iš 50 atvejų 49 atvejus neprašaunu. 2% tik tai atvejų pasitaiko, kur prašaunu su paviršium, kuriam gal reikėtų naudoti izoliatorių. Esminė su izoliatorium problema. Aš atsimenu, kai buvo barcautas Upolo, į firmą atvežė tokią kaip jų charakteristikų lentelę, ten jų lakai panašiaus, šitą ten žvaigždutėm vertina, ten, pavyzdžiui, lako blizgesys 5, džiūvimas 2, ten kitas, kur blizgesys 4, tai džiūvimas greitesnis, ekspres lakas, ir panašiai, o gruntuose kiti terminai. Tai konkrečiai galvoje išlikė, kad prie barcauto buvo parašyta reakcijų pavojus 5, bet prilipimas prie kitų paviršių yra 2 ir prilipimas prie pačio grunto yra 2. Reiškia, tiek jo pačio adhezija, tiek prie jo pačio adhezija gali būti sukompromituota ir tu gauni tam tikrus pliusus. Šiai dienai, jeigu reikėtų kažkokios izoliacinės medžiagos ir kaip sealerio grunto, kuris nereaguotų, šiai dienai be nepatikimiausias gruntas yra epoksidinis. Jis vertina adheziją 5, prie jo adhezija dažniausiai irgi 5, reakcijų pavojus yra, kaip tas sako, 4. Egzistuoja tam tikra rizika, bet jinai yra pakankamai maža. Kas yra? Užsienį net vien tik tai, sakykime, šlapias ant šlapio, įvedus šituos terminus, ta šlapias ant šlapio nieko daug neapsprendžia. Šlapias ant šlapio tai yra pati kaip technologija užnešimo užpūtei, pradžiovinimo laikotarpis ir jeigu neperlipu tam tikro laiko, aš galiu uždažyti tą gruntą. Bet tas šlapias ant šlapio gali labai daug reikšti. Tai pavyzdžiui,
Šlapias ant šlapio, toks kaip terminas, jisai egzistuoja Europoje ir Australijoje. Amerikoje jisai labiau ne šlapias ant šlapio vadinasi, o unsandable primer. Nes pavyzdžiui, kas gali būti šlapias ant šlapio? Šlapias ant šlapio gali būti, pavyzdžiui, akrilinis gruntas, kuris skirtas ant kataferoninių medžiagų, tai ant naujų detalių ten nesušveitus, jisai yra taip padarytas. Pavyzdžiui, dar gali būti ant pliko metalo, jei yra panaudojamas papildomas gruntas. Tai pavyzdžiui, rūgštinis gruntas, rūgštiniai servetėliai arba panašiai. Tai kas gaunasi? Tas gaunasi, kad tu naudodamas šlapias ant šlapio, pavyzdžiui, jeigu kažką sušveičiau, čia pratrinkiu ką, ir panaudosiu tą šlapias ant šlapio akrilinį gruntą ir turiu salas susėdimus. Ir dėl ko aš tai turiu? Nes tas gruntas gali būti nebuvo tam skirtas. Jame palyginus agresyvūs yra skiedikliai, būtent dėl jų ten užtikrinama, kad prilimpa prie kataferonų, bet jis neskirtas šitam naudoti senom dažytom dangom. Pavyzdžiui, gali būti kitas akrilinis sealeris jau pavadytas, turintis pavadinimą sealer, nebūtinai wet on wet arba WOV, bet sealer ir jis gali būti tinkamas ten, pavyzdžiui, ant senų dangų, ant kataferonų, bet netinkamas ant metalų. Pavyzdžiui, dažniausiai kaip universaliausias, bet dažniausiai jį sunkiausiai išpūsti lygiai, tai būna epoksidinio pagrindo sealeriai. Tai jie dažniausiai būna galima pūsti ir ant kataferonų, galima pūsti ir ant senų paruoštų dangų, ir ant pliko metalų, nenaudojant kito gruntų. Bet dažniausiai epoksidą yra biskį sunkiau išpūsti, net yra tam tikri gruntai, kur rekomenduoja sumaišius su skiedikliu palaikyti 40 minučių, nes epoksido gruntas su savo skiedikliu ganėtinai ilgai sureaguoja. Sakykime, dabar pavyzdys, turiu kažką filmuotos iš dangstytos medžiagos, pabandysiu parodyti. Kai naudojau elementariausią spot sealerį. Spot sealer reiškiasi gamintojas numatęs, kad jis didesnėje dalį veiks kaip sealeris. Aišku, čia pardulkėlių, bet salos nesimato. Pabandysiu įkelt kažkur šalia video, kaip aš filmuoju ir šitą prasadą, šitą ištrintą iki plastiko gruntas spot sealeris, nes nedideliai, nes galvojau, jeigu ir prasės, tai tiesiog supoliruosiu. Tai pavyzdžiui, ne tos paskirties šlapias ant šlapio panaudojus, neatsimenu, kuris veidrodėlis, bet kaip matom, niekur nėra prasėdimų. Ir čia vieno komponento spot sealeris. Tai ką reiškia? Reiškiasi, panaudojau vieno komponento gruntą, kuris traktuojasi kaip sealeris, čia konkrečiai MIPO spot sealeris ir neturiu prasėdimų. Aišku, tai nėra skirtas dideliem plotam. Reiškiasi, ten gali būti kokio vieno komponentį, sakykime, akrilas su epoksidu draugavo, gali būti miksas medžiagų. Ir dėl to mes neturim reakcijos. O tai, pavyzdžiui, užsipūsiu kažkokį, sakykime, epoksidinį gruntą, kuris yra skystesnis, kad ir iš bolionėlio ar iš pulvizatoriaus, bet kuris neskirtas šlapias ant šlapio ir neskirtas sealeriu būt. Ir užpūsiu, uždažysiu, ateisiu po savaitės, čia daug mažiau tarp veidrodėlio ir yra savaitė, ir rasiu ratilą arba salą susėdusią. Tai didelė tikimybė dėl to, kad šiek tiek improvizavau su medžiagom. Grįžtant prie pačių gamintojų, ką aš norėjau pasakyti, tai yra toks reikalas, kaip jums įvardyti, yra kai kurie gamintojai, kurie atskiria. Pavyzdžiui, vienos firmos, sakykime, jie pavadinė, sakykime, sealer, paskui wet on wet, dabar kurmi neatsimenu, koks trečias pavadinimas, bet tikrai žinau, kad jo 3. Ir atrodo, kad ta pati medžiaga, bet tu atsiverti, kiekviename SDS lapė matosi, kad migruoja skiediklio kiekis, galėtų sakyti, tai čia skirtingų, tą patį gruntą stumdo atskies. Sakykime, dviejose gruntuose eina visiškai tos pačios 4 medžiagų junginiai. Bet esminis dalykas,
skiriasi proporcija, kas vienam grunte, sakykime, ten kažkoks akrilo, acetato, kažkas yra pirmoji vietoj, kitam yra jisai ketvirtoj vietoj, mažiausiai procentą turintis. Ir natūraliai ten vienas gruntas, kiek atsimenu, labiau skirtas ant šitų pliko metalo ir ant kataferono, o kitas yra, pavyzdžiui, sileris, jis skirtas ant tų visų ir dar kartu galima dažyti ant, sakykime, sušveistos senos dangos ir reakcijų mažesnis pavojus. O vat yra kitų nesąžiningų gamintojų, kurie turi, sakykime, savo produktą, bet paima į tą produktą, sakykime, įpila daugiau skiediklio ir pavadina kitą medžiagą. Tai žinojimas kartais yra ginklas ir aš dabar pats pradėjau domėtis SDS lapais ir kartais įdomių dalykų atrandi, kad tiesiog po kita etiketė slėpėsi tiesiog ta pati medžiaga. Tai va toks dalykas apie silerius. Aš pats izoliatoriaus nenaudoju, nematau naudos. Geriau susirasti gerą akrilinį epoksidinį silerį, negu naudoti ten barkautą. Barkautas ten turbūt iš vis nežinau, nebent naudočiau, bet tokiais atvejais šveičiu iki metalų, kokia 70 metų mašina dažyta, po apačią alkidinė medžiaga, kuri, sakykime, ten gali sureaguoti į skiediklį, į vandenį, vos nereaguoja, ten alkidinis gruntas, emalinis, į druskas reaguoja, į rūgštinius gruntus reaguoja, tai kaip apsaugai, sakykime, gal tokiu atveju naudočiau, bet dažniausiai, kai sena mašina, tu atšveiti. Ir šiaip kaip bebūtų, jeigu apačioje yra alkidinis gruntas, geras epoksidinis gruntas, aišku, kažersileris, nes epoksidinis sileris turi daugiau savies skiediklių, bet tiesiog ruošimo etape panaudosit paprastą epoksidinį užpildą, užpūsit, ant viršaus galėsit akrilą, bet ką naudoti. Šiandien video tiek, dėkui ir iki.